Labadiena, mėly žiūrovai, su jumis MCP Club Live ir šio trumpo screencasto metu mes pašnekėsim apie Microsoft Cloud kvotas arba kitaip sakant limitus, kuriuos mes galim nustatyti mūsų klientams arba mūsų vartotojams teikiant cloud paslaugas. Mes žinom, kad viena iš pagrindinių cloud savybių yra on-demand self-service. Bet prieš tai, kai mes suteiksim mūsų vartotojams galimybę savarankiškai valdyti resursus, mums reikia pritaikyti jiems atitinkamą user role profilą. Pagal nutilėjimą System Center Virtual Machine Manager 2012 turi keletą user role profilų. Pats pagrindinis profilas arba grupė yra administrator. Vartotojas įeinantis į šitą grupę turi pilnas cloud resursų administravimo galimybės. Vartotojas įeinantis į Delegated Administrator grupę turi beveik visas administravimo galimybės į jam suteiktus resursus. Read-Only Administrator grupė specialiai skirta monitoringui arba peržiūrai. Vartotojas įeinantis į šią grupę gali peržiūrėti sistemos statusą, užduočių atlikimo statusą ir taip toliau. Demonstracijos metu mes pritaikysim mūsų vartotojams self-service profilą, atitinkamai nustatysim kvotas ir resursų administravimo galimybės. Vėliau šitie vartotojai galės administruoti resursus naudojant System Center Virtual Machine Manager konsolę arba web portalą. Perėsim prie demonstracijos. Tam, kad suteikti prieigą mūsų vartotojams į pasirinktą cloudą, mums reikia atidaryti System Center Virtual Machine Manager konsolę, pasirinkti Settings, perėti į Security ir pasirinkti User Role. Kaip mes matom, jau mes turim vieną user role, tai yra administrator. Šitą user role buvo sukurta instaliavimo metu. Mes dabar sukursim naują user role. Pasirinksim MCP Club. Next. Ir mes turim pasirinkti vieną iš user role profilų. Kaip mes tarėmės, mes pasirinksim self-service user. Next. Ir dabar į šitą naują kūrimą user role arba kitaip sakant grupę, tai mums reikia dadėti vartotojus. Be abejo, visada mūsų pagrindinis vartotojas buvo Jonas, bet šį kartą, kad jas neliūdėtų, dadėsim jam Jolantą. Next. Čia mes galim nurodyti į kokius resursus arba kitaip sakant į kokį cloudą mes duodam prieigą šitiems vartotojams. Pasirinksim MCP Club Test. Next. Ir kaip jūs matot, mūsų MCP Club testinis cloudas turi 50 virtual CPU, 32 GB atminties, unlimited storage. Ir mes sutarėm, kad į šitą cloudą nestatysim daugiau kaip 80 virtual mašinų. Dabar mes galim apriboti galimybę mūsų vartotojams naudoti cloud resursų, bet prieš tai reikia prisiminti skirtumą tarp role level kvotas ir member level kvotas. Skirtumas toks, kad apribojant galimybę naudoti resursus ant role level kvotos, mes apribojam galimybę visai grupiai. Pavyzdžiui, dabar visa grupė negali panaudoti daugiau nei 30 virtual CPU. Ir dabar visa grupė negali sukurti daugiau nei 30 virtual mašinų. Kalbant apie member level kvotas, mes galim nurodyti, kad vienas vartotojas iš šitos grupės negali panaudoti daugiau kaip 15 virtual CPU ir kiekvienas vartotojas iš šitos grupės negali sukurti daugiau nei 15 virtual mašinų. Tai yra pagrindinis skirtumas tarp role level kvotas ir member level kvotas. Next. Šitą vietą mes galim dadyti resursų. Ir paskutinis klausimas, į kurį mums reikia atsakyti, tai ar suteiksim mums galimybę mūsų vartotojams daryti stop virtual machine service, start virtual machine service, shutdown, remove ir taip toliau. Next. Matom labai gražų summary. Nepamirškit apie PowerShell skriptuką nedidelį.
Ir darom finish. Super. Viskas, mūsų nauja rolė MCP Club sukurta. Ačiū už dėmesį, tikiuosi jums buvo įdomu. Noriu visiems palinkėti sėkmės konkurse. Ir iki kito karto.